Ką aš galiu pasakyti, mes narkomanai, mes norim to adrenalino. Čia daug ką pasako, čia tas, 5, suprantu, būna žmogus vieną kartą pasisekė. 5 kartus nepasiseks, čia kaip su peiliu, kur būna. 5 kartus nukrito. Taip nebūna. Aišku, sunkiausia būna, kai du medžiotojai susitinka, tai tada jau kitaip. Bet šiaip mano tokia psichologinė nuomonė tai, kad tu turi eiti ir dominuoti. Sveiki. Šiandien prie mikrofono turime du ypatingus svečius. Danielių Grebliūną, kuris narve jau spėjo įrodyti, kad gali ne tik smaugti, bet ir stebinti savo ramybę. Sveiki. Bei jo trenerį Augustą Šalkauską. Žmogų, kuris matė visas Danieliaus pusės. Nuo pirmojo prakaito lašo salėje iki pergalingų rankos pakėlimo narve. Labas, Augustai. Sveiki, gal ne visai salėje, bet taip. Aš jūs taip abudu ypatingai pristačiau, net buvau užsirašęs iš tikrųjų. Kiek metų vienas kitą pažįstat? Pažįstame, susipažinom, man atrodo, 2022 metais oro uoste, kai skrydome į Abu Dabį, tai yra į pasaulio MMF čempionatą. Tada kartu, jis su savo mokiniu, tai Tomu Markum, sėdėjo prie baro stalo ir ir susipažinom. Supratau. Visai įdomi pažintis, aš kažkodėl įsivaizdavau, kad jūs daugiau metų ilgiau vienas kitą pažįstat. Ne, tikrai ne. Ir tikrai aš buvau apie Danielio girdėjęs ir buvau savo nuomonę susidaręs. Kokia ta nuomonė buvo? Blogai, kas idiotas. Psichopatas. Ta prasme, kaip psichopatas. Ne idiotas, bet toksai fanatikas ir psichopatas. Bet čia gerąją prasme blogąją. Ar nelabai? Tikrai, nes tikrai, iš tikrųjų, va, čia yra toks vienas iš tų dalykų, kur negalima kitų žmonių klausyti. Ir tas aš tikrai buvau toks kaip fanatikas, toksai ne visai normalus. Aš po to, kai su jo pašnekiau, kubliamo, tai jis visai normalus. Visai nieko. Visai normalus. Tai žmonės, žiūrovai, neklausykite kitų nuomonių. Susipažįstame su Danieliumi Grebliūnu. Danieliu, žinai, ką aš norėjau paklausti, aš labai gerai prisimenu mūsų pokalbį apie tavo ausis. Tai buvo žiemos laikotarpis, dabar lauke yra gana šilta, tikrai kepurės nereikia, bet apskritai tave žmonės, daugelis jau net iš mano rato žmonių pažįsta ne dėl to, kaip tu kovoji, ne dėl to, su kuo tu kovoji, bet apie ausis tas. Kaip jūs nuslepia tas ausis žiemos periodu, taip, bet ar čia yra kažkoks noras jas paslėpti ar nelabai? Ne, iš tikrųjų nėra to jokio noro ir aš jau su jom pripratau. Pirma buvo tokio nuostaba, dažnai žmonių reakcija. Aš vieną kartą nuėjau į kirpyklą ir ne mano kirpėja kirpo, o kita kirpėja, žodžiu, mes ten susikalbėjom su ją ir jinai taip, žinai, pradėjo kirpti ir taip pamatė mano ausį, kad jinai nesilenkė, tai net išsigando, pas mašinėlės nuo rankų nepaleido. Tiesiog, kas su tavo ausim, sakau, taip gausi, kad tiesiog daug imtyniaudami, turi savybę tokią lūžti, tos kremzlės, ir deformuojasi tą formą. Taip ir gausi. Tai, žodžiu, daviau jį susipažinti, kad kovinio sporto atstovai kartais turi tokius trūkumus, sulaužytus ausis. Bet nieko. Bet žiūriu, tavo treneris tai tokių ausų neturi. Tai jisai boksininkas. Treneris nėra visai imtyninkas. Bet nosis irgi nelūžus kaip boksininko. Čia dar iš tikrųjų nuo genetikos, nuo daug dalykų priklauso. Pas mane ten antkaulis geras užsimetęs, jau tikrai. Turiu problemų ir su kvėpavimu, reiktų kažkokią operaciją pasidaryti. Čia, žinot, pas tailandiečius būna blauzdų kaulai apaugę, tai pas Augusto nosis su kaulėjais. Mes kaip tik kalbėjome apie tą nuomonę ir aš turiu čia tokį klausimą pasirašęs. Danieliau, kokią neteisingą nuomonę žmonės dažniausiai susidaro apie tave? Čia turbūt reikėtų Augusto dabar paklausti, tai kokia ta neteisinga nuomonė buvo susidarius? Iš tikrųjų, tai tokia mistinė tokia nuomonė, kad būtent nes Danielius, iš tikrųjų, aš ten ne visai esu Danieliaus treneris, kaip pagalbininkas, kaip ir pagalbinis treneris, jis turi trenerį tokį labai žinomą žmogų, Richardą Piepolį. Tai tas žmogus turbūt yra vienas, nežinau, tas žmogus yra meistras, iš tikrųjų, jisai gyvena kaip meistras ir ta prasme, tikrai iš to žodžio prasme, toks altruistas. Aš tikiuosi, gal kada nors pavyksim jį pašnekinti, jeigu jis išvišnekės. Tai būtent apie jį ir tos žmonės, kuriuos jisai treniruoja, apie tos išskirtinius, kurį ten pasi daug metų treniruojasi. Tai yra tokie, kad tie kaip sektantai tokie yra, ta prasme sakoma, kad tie kaip sektantai, tokie su išplautom smegenim ir esu girdėjęs tikrai tokių šnekų.
Tai Danielius buvo toks. Ne. Ta prasme, juokingiausia tai, kad aš iš tikrųjų, tą nuomonę tokia, aš tiesiog buvau girdėjęs, nebuvau tos nuomonės tokios, tiesiog tokia pirmas toksai buvo kaip žvilgsnis ir man teko susipažinti su tais sektantais, tais, kuriais jisai sportuoja ir aš iš tikrųjų po šiai dienai galiu pasakyti, nei vieno blogo žodžio, tos tie žmonės labai faini, labai šilti ir vat, čia toksai, nežinau, aš manau, kad tos šnekos yra gal daugiau už pavydo. Kad žmonės pavydė, nes tas žmogus tiesiog yra šiek tiek kitoks, tas treneris yra, jis nėra blogas, jis tiesiog, jo gyvenimo vertybės yra kitokios. Ir vat gal dėl to žmonėms tas netinka, kad jisai nemasto kaip jie ir tiesiog, vat, kertas ir jie vat galvoja, o čia jis kitoks, tai vat bus, kaip sako Lietuvoje, iš D raidės. Mhm. Ir viskas. Čia kaip keiksmažodis dabar. Taip, ta prasme, taip yra, kad jeigu tu esi ten kitoks, kažkoks tai kitokia turiu nuomonę, ne tokia kaip visi, tai ir viskas. Ir tas žmogus tiesiog tu gavos, kad jis taip kaip ir nenurašė, bet taip šneka. O čia Danieliui yra pati blogiausia nuomonė, kurią girdėjęs apie save, ar yra dar kažkokių blogesnių nuomonių? Ne, tai visada ten kažkokios kritikos sulaukia savo adresą, bet, ką žinau, jau pripratau aš prie jos. Dažniausiai galbūt buvo pačioj pradžioje sunkiausia, tai iš savo giminaičių girdėt, kad kam tau tas sportas, netgi ir užvakar man močiutė skambino ir sako, tai kada tu čia baigsiu sportuoti, sako, mes su to sportu, sako, tu vos gyvas vaikštai, sako, visas perlūžęs, kas ten iš tavęs liks po 10 metų. Aš sakau, kada mesiu, tada sakau, aš tau pats pirmas paskambinsiu. O dar tik pati pradžia. Jo, bet tai pačiam koviniam sportą tai jau ne pati pradžia, jau daugiau nei pusė savo gyvenimo. Taip, bet turiu omeny profesionalų, dar nebūna tiek daug kovų, kad galėtum jau sakyti, jau gana. Bet, žinai, yra labai sunku paaiškinti žmogui, kad čia yra tavo gyvenimas, čia yra tavo gyvenimo dalis, tu tiek metų atidavėjai tam ir paimti tiesiog, nežinau, kaip kažkokią šiukšlę, šiukšliadėžį išmes, čia neįmanomas procesas. Mes narkomanai, ką aš galiu pasakyti, mes narkomanai, mes norim to adrenalino ir, tiesiog mes einam to adrenalino paimti. Bet jūs, kaip išeinat į areną, turiu omeny, tas cornerman yra būtent Augustas pas tave, bent jau praeitas kovas, kai buvo taip. Tai kaip čia taip išeina, kad tai čia treneris, ne treneris, nes kaip suprantu, tu treniruojasi pas kitą žmogų, bet cornerman esi tu, kaip čia? Kodėl čia? Jo treneris irgi būna kampe. Ir draugas jo kampe. Ne. Mes kampe dažniausiai būnam tryse. Tai būnu aš, Richardas Piepolis, treneris, kuris beveik niekada nieko nesako. Sako, bet taip labai ramiai. Mintim jie susikalba, Ne, jis labai ramiai taip šneka, iš tikrųjų labai. Ir jis iš tikrųjų teko, aš esu su ne vienu žmogum sekundavęs. Tai žmogus taip ramiai viską reaguoja ir taip tikslingai viską sako, kad iš tikrųjų ten... reiktų šio galima ir pasimokinti. Tikrai, jie net mane stebina, nes aš esu kovų prasekundavęs, aš net neįsivaizduoju, tūkstančiais turbūt jau. Tai tikrai, net mane stebina. Bet kaip sugebėt susikalbėti? Vis tiek žmonės turi visiškai skirtingas nuomonės, gal vienas galvoja ypatingai kovos metu, vienas galbūt nori, kad ten smaugtų, kitas nori, kad smūgiuotų. Kaip jūs susikalbate? Tai žiūri pagal kovos, žiūri kaip kova eiga vyksta ir aš tikrai matau, matau, ką jis išneka, aš girdžiu, ir aš suprantu, aš tą informaciją tikrai gerai apdoroju ir suprantu, kad jis išneka ar sąmonė, nesąmonė, tai jis tikrai viską labai tikslingai išneka, aš tikrai neturiu, ką ten labai ir pridurti. Tai... Aš nežinau, nėra tokio, pirmas dalykas, aš tam jaučiu žmogui pagarbą, antras dalykas kažkaip tais nežinau, jeigu matai, kas iš teisingai šneka, aš nustovėsnį, kažką kitą pasakiau, dar kažką ten, jisai papildo ypatingai parterio dalykus, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, parterio, jis tikrai labai geras, jis antie geras, kad jūs suprastumėte, pirmoji Danieliaus kovoj, nes kai žmogus krenta į parterį, ten yra kažkokie veiksmai, iš kurios pusės reikia daryti, dar kažką, aš galvoju, iš kurios pusės jam čia reikia daryti, jis jau sako. Ką daryti reikia, nes jis tą daro visą savo gyvenimą. Tai, mane šitas tikrai labai nustebino. Tai vienas kitą papildot? Tikrai, aš neskur, man teko su to žmogumi ir bendrauti ir tikrai, nežinau, tik tai galiu kažką gero pasakyti. O tau pačiam nesunku, ar tai kaip tik duoda kažkokio tai didesnės tos motyvacijos, kažkokios ar daugiau to tokio supratimo, ką tu veiki toj kovoj, kai yra du treneriai, du žmonės, kurie tave iš šono mato, ką tu darai ir tau sekunduoja? Šiaip po tokio mes tada Europos MMF čempionatą važiavom ir aš tada pirmą kovą su ukrainiečiu išėjau ir mano buvo kampas tikrai ne mano, nei mano treneris, nei Augustas buvo iš vis pašaliniai žmonės ir
kada reikia kažkokio patarimo, nes dažniausiai būna, kad šonė sėdint tu daugiau matai, nes kai tu būni toj pačioj kovoje, prasileidai kažkokį smūgį ir tiesiog tavo smegenys užsiblokuoja ir tu nematai paprastų dalykų. Ir tada tuo momentu aš supratau, kad tai yra labai svarbi kovos dalis, tai yra tavo korneriai, tavo sekundantai. Tai po to laiko aš ir su Augustu mes kalbėjom, ir su mano treneriu, ir aš sakiau, pagal galimybę aš labai norėčiau, kad būtų ir Augustas, ir mano treneris, ir trečias žmogus, tai yra, kuris su manim apšilinėja prieš kovą. Tai noriu, kad tie 3 žmonės visada būtų šalia. Ir kol kas turim gerą rezultatą. Kol kas pirmam raunde visos kovos laimėtos ir užtikrintai laimėtos. Tai aš manau, kad tai dėka dar ir mano tų pačių sekundantų. Norėjau paklausti dabar, tai kuris labiau patinka, kai sekunduoja tavo treneris, kuris tave turbūt daugiau metų treniruoja, ar kai Augustas? Tai, vienareikšmiškai Augustas, atsiprašau, bet mano treneris, vien dėl to sakau, kad aš su juo jau, kiek mes atėjau pas Richardą nuo 2015 metų, tai mes kiekvienas varžybas, tos pačias graplingo, ten ir MMA, kur važiavom, tai jis visada mane sekundavo ir aš tiesiog, man užtenka netgi žvilgsnio pamatyti. Man net nereikėdavo žodžių, tai kaip pasakyti, kai yra ryšys tarp trenerio ir sportininko, aš netgi iš nugaros jaučiu, ką man reikia daryti, kaip jisai mane žiūri. Ir, tiesiog tas jau ryšys yra per tiek metų jau toks nušlifuotas, galima sakyti. Tai ir netgi aš girdžiu jį, tas ir įdomiausia, kaip, pavyzdžiui, būna arenai žmonių, ten rėkia, klykia, ten atrodo turėtų toje blaškyti, bet kaip tik aš jų negirdžiu, o girdžiu susifokusavęs ties savo trenerių balsu. Netgi tai, ką jisai sako, ten tiesiog, girdisi. Man visada iškyla klausimas, kai stoviu aš ypatingai kur nors toliau nuo to ringo ir girdžiu iš vienos pusės šaukia, kad ten Danieliau iš kojos, kitoj pusėje ten Danieliau iš rankos, o jaučiu treneris iš viską nors kito sako. Ir aš visą laiką galvoju, kaip tie sportininkai sėdėdami ten, būdami kažkokiam veiksme, sugeba išgirsti ne tik savo balsą, nes tu ir savo balsą turi girdėti, kaip tau ten kur pasisukti, ar kažkas skauda, neskauda, bet dar ir trenerio balsą šalia, kuris tau sako, kad tu ten turi išeiti iš parterio ar ten dar kažką padaryti. Tai gana sunku, ypatingai, kai būni didelėse arenose. Tai vis tiek kažkaip jau yra tos patirties ir su ta psichologija yra susitvarkyta, nes būdamas jaunesnis, ten 18 metų ir ten važiuodamas į kitus turnyrus, tai būdavo tokių kovų, nesumeluosiu, kur tu tiesiog psichologiškai gali nudegti. Tai yra, matosi pagal tavo judesius, pagal tą nepasitikėjimą. Ir jau per tiek metų jau tas išsivystė, kad tu, pavyzdžiui, išeini jau į tą didesnę areną, tu jau nebematai tų žmonių. Taip, tu pažaidė ant publikos, ten parodai ten tas emocijas panašiai, bet šiaip jau kai arba tu užeini į narvą, arba užeini į ringą, tu tiesiog jau matai tą kvadratą arba aštuonkampį ir matai savo varžovą ir tiesiog tu žinai, kad tu turi jį dabaigti. Tu esi medžiotas šioje kovoje. Aišku, sunkiausia būna, kai 2 medžiotojai susitinka, tai tada jau kitaip, bet šiaip, nežinau, mano tokia psichologinė nuomonė tai, kad tu turi eiti ir dominuoti. O Augustai, kuri Danieliaus klaida iki šiol tau kelia juoką? Klaida kovose? Apskritai. Kovose, gal paskutinėje kovoje, kai Danielius sušoka ant kojas. Ir iš tikrųjų jokingiausias momentas, kad būtent, nes aš kažkaip gal iš kito kampo pažiūrėjau, aš mačiau, kad aš to iš tikrųjų smūgio, kaip mačiau, kad kažkas liktai kybo, kažkas nekybo, bet treneris pamatė jo, nes mes turiu iš kampo tik kampą žiūrėjo ir po to, kai aš pamačiau tą kovą, žiūrėjau tą kovą ne vieną kartą dar filmuotą medžiagą. Ir aš tikrai buvau, ir aš mačiau, kad jis Danielius apsikūdė, ir aš matau, kad jis jo akis laksto, ta prasme, aš matau, kad jis apsvaikęs. Ir aš tik žiūriu, galvau, čia tikrai kažkas buvo. Tai šitą iš šono, kai pamačiau, tai čia ne tai, kad juokingiausia, bet tokia, iš tikrųjų, kartais nereikia lėkti. Netikėta Danieliaus klaida. Ir čia iš tikrųjų galėjo pasibaigti labai liūdnai, nes jis to smūgio turbūt visiškai nematė, aišku, jis galėtų man pantrinti, aš nežinau, kaip buvo, matė ar ne. Nemačiau, net nesupratau, ir iš tikrųjų, kur kas prilėkė. Juokingiausia tai, kad aš, pavyzdžiui, lygiai taip pat mėgėjau kovose, čia toks smūgis labai unikalus ir labai retas, kad kažkas nors apskritai tai pataikytų, aš tų kovų esu tiek prasekundavęs ir kad kas nors, kad tai, taip, čia net sakau, net ne tai, kad pataikėm, aš tiesiog nepasisekė. Prasileidot. Tiesiog nepasisekė. Aš suprantu, kai būna ranka, tu pataiko, ten apsižioplinai neršams, bet čia taip, kai tu esi vos gyvas, kad tau taip pataikytų, iš tokio paskutinės vilties, tokia pražanga, kaip futbole 11 metrų ten, kur jau iškrapšto kažkaip, čia taip ir buvo.
Čia, žinai, iš tų emocijų, kai tu pataikė, matai, kad varžovas nukrito ir visada norisi damušti. Ir taip gavosi, kad tas kojas jis metė į viršų, norėjau patraukti į šoną, bet tuo momentu jo ore kabėjo tos kojas ir jau ten, kai leidosi ir su kulniuku tiesiai į žandikulį pataikė. Tai tikrai pasakysiu, nemačiau to smūgio ir atsipeikiau tik tada, kai aš jau klinčią jį laikiau. Tai daug maž. Ir tai netgi po to peržiūrėjau tą kovą, kad aš net su smūgiais ėjau tam, kad parodyti tai, kad man viskas gerai. Nors iš tikro tai nelabai buvo gerai. Bet gerai po to klinčią šiek tiek atsigavau, nedariau jokių skubotų išvadų, jokių veiksmų. Lengvai atbuvau klinčiai ir toliau vykdžiau savo darbą. Bet ta buvo, iš tikrųjų, šiaip apskritai buvo labai sunki kova, turbūt tau, viena, galima taip pasakyti, galimai viena tokia iš sunkiausių kovų. Ir iš tikrųjų, aš mačiau Augusto emocijas po pačios kovos, nes jis nelabai irgi suprato, kas ten, kaip ten įvyko. Ir tikrai labai gerai prisimenu, kaip kalbėjom apie tai, kad buvo tikrai labai geras priešininkas ir tikrai labai gera kova. Ar tu nepagalvojai, kad tai galėjo sutraumuoti tave? Dabar kaip kalbam, kai jūs jau apžvelgė tą visą kovą ir kai tu pats dabar sakai, kad labai gerai nesijauti, ar nepagalvojai, kad tai galėjo būti didelė trauma apskritai kaip sporte? Ką galiu pasakyti, jeigu tu pradedi kažkaip negatyviai mąstyti, galvoti, kad tau kažkokios gali būti pasiekmes ir panašiai, tai meskit sportą. Bei vilko neik į mišką. Jo, galima ir taip pasakyti, nes mes visi suprantam, kad tu bet ką bedarydom, visur yra rizika. Bet žinai, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Tai gyvenu aš vieną kartą, aš noriu gal iš šampano išgerti. Aš irgi norėčiau, jei ką. Tai kada nors ir išgersim. Dabar norėčiau pakalbėti apie šitą artėjančią kovą. Kovą 22 dieną kovo jau labai greitai. Susitiksi su tikrai stipriu priešininku. Ar pasidalinsi tuo šašlykų marinavimo receptu su manim? Tai jeigu sužinosi, jeigu jis man pasakys, tai jo. Užlaužk ar smauk ir sakyk. Ne, man tiesiog yra įdomu, ar visi armėnai iki vieno tikrai moka tą šašlyką marinuoti. Aš nežinau, čia gerai, blogai čia klausiu, bet šiaip man dėl įdomumo yra. Nes vis tiek, tokie iš kalnų. Jie labai avieną gerai moka marinuoti, šitą žinau. Tikiuosi, kad tik marinuoti. Turbūt esat jau analizavot su treneriais jį, tai kokia ta nuomonė, ką apie jį galvoji? Tai kiek tas pasižiūrėjimas, pastebėjimas, tai jis yra smūgiuotas, visada pradeda lūpti iš kojos į priekinę koją ir bandyti užeiti į artimą distanciją overhandu. Tai kiek žiūrėjau visas kovas, tai taip ir bando. Ir jau tada jis ten bando klinčuotis kažkaip. Tik tokie pastebėjimai. Kažkas tokio, dar kas krenta į akį, tai kad kai jie nukrenta, su kitais varžovais buvo nukrytę į parterį, tai jisai yra toks kibus, žinot, kaip erkė. Jisai prisispaudžia, neduoda atsikvėpti pastoviai. Jį reikia prie žemės prisinguoti, nes būna toks tipas kovotų, kur tiesiog jie kaip erkė prisispaudžia ir neduoda nei tau daryti, nei pats kažką kartais daro. Tai toks pastebėjimas yra gal. O kaip dažniausiai iš tokios kovos pastato vėl atgal, ar kaip? Jeigu, pavyzdžiui, nieko nevyksta kažkiek tai laiko, kas tada būna? Ne, tai čia įvairiai, tai čia būna nuo teisėjų priklauso, bet šiaip tai, yra gameplanas pastatytas, tai kad, visų pirma, reikia įvelti į savo žaidimą, o tai kai tu įveli į savo žaidimą, tai jau ten niekas nebaisu, kad jis ten prikybęs prie tavęs, už rankutės ten laiko, ar dar kažką ten nėra nieko baisaus. Augustai, o tu jau analizavai, kokį planą paruošėt, ar bus planas, nebus plano? Ne, tai tikrai, aš žiūrėjau irgi tas kovas to vyruko. Pirmas dalykas, kas man puolė akis, iš tikrųjų pažiūrėsim, ar iš tikrųjų teisinga ar ne, tai ūgis jo nėra aukštas jisai, tai automatiškai jis bus toksai labai jau kresnas. Tai bus trumpų galūnių vyrukas. Mes su trumpų galūnių vyrais esam draugavę, esam kovoję vienu ukrainiečiu, esam kovoję vienu vyru iš Dagestano. Tai su trumpom galūnėm sudėtinga, nes sudėtinga jos ten užlaužti, kaklai tokie mažiai. Ta prasme, jie be kaklų tokie gaunasi. Ir, jis tikrai atrodo tvirtas. Rekordas jo nėra blogas, tai čia nėra standartiškai kažkoks tai minusinis būtų, ar dar kažkas tai. Pažiūrėsim, reikia, svoris nemažas, 84 kg, tai vienas overhandas gali kovą pasibaigti.
Nu, aš manau, kad mes laimėsim tą kovą, bet nuvertinti negalima tikrai. Tapsime, pažiūrėsim, kaip jis, gal tas ir ūkis blogai užrašytas, visą kitą, tikrai labai įdomu, kaip jisai vizualiai atrodys, kaip jisai, man labiau domina iš tikrųjų, kaip jis darys tą svorį, kaip jis vizualiai atrodys, kaip jis ten atsistatys, kovos dieną, kaip atrodys, šitie dalykai man labai domina. Nu, ten kovos, tai mačiau, kaip jisai kovoja, ką daro, tai ten patirties turi daugiau negu Danielius. Ir jeigu jau žmogus turi 10 kovų ir iš 10 kovų 6 laimėjo, nu, tai jau turbūt nebus visai balvonas. Bet aš kiek domėjausi juo apskritai, jo kovų istoriją, juo kaip kovotojų, tai jį įvardina irgi kaip graplerį. Ne kaip straikuotoją kažkokį, ne kaip mušėją, bet kaip graplerį. Ir jisai daug užsienio straipsniuose buvo rašyta, kad jisai tikrai gerai ir parteryje labai moka sužaisti. Ar nėra kažkokios tokios intrigos, kaip čia bus, jeigu jūs viename lygyje turite tas pačias stipriasias pusės? Aš manau, kad mano parterio lygis bus aukštesnis. Tai čia vienareikšmiškai, tikrai savo parteriu pasitikiu, per tiek metų tiek įgautos patirties, tiek kiek treneris įdėjo įdarbę, tai aš aktyvus esu sportininkas, ypač graplingo, dėl to, kad visur dalyvauju, kur tik įmanomose čempionatuose, stengiasi savo stiprią pusę pastoviai tobulinti. Tai dėl šito, tai man tik tai bus dovana, kad jeigu mes atsidursim parterį ir galėsim pasigalinėti, kieno kung fu geresnis. Apskritai tavo MMA CV yra tokie greiti finišai parterį. Prieš šitą žmogų, kuris pats mėgsta irgi parterį, kai sukovosi, jeigu taip atsitiks, kad abu norėsit gulti į parterį, ar eisi tuo keliu parterio, ar visgi bandysi kažkaip kitaip, nežinau, turbūt užsmaugti čia? Šiaip, mano yra užduotis prieš kiekvieną kovą, aš savo sustatęs tai, kad aš noriu užbaigti kovą anksčiau laiko. Tai klausimas kovoje jau, kovos eigoje jau ten mėgstu priimti greitus sprendimus, tai yra pasižiūrėti, kaip ta kova klostosi, ar aš galėsiu jį ten užsmaugti, ar gal pasiseks man ir kokį ten, nežinau, smūgį išleisti ir panašiai. Visada, kada einu kovoti, visada noriu užbaigti. O čia geras mindsetas, ar ne? Na, aš manau, kad labai geras. Ta prasme, jeigu žmogus nori visą laiką nepalikti teisėjų sprendimui, tai čia yra labai gerai. Aišku, nereikėtų labai ten koncentruotis tą finišą, žiūrėti pagal kovos eigą, jeigu matai, kad neina to kova, matai, kad neina užbaigto varžovo, tai nereiktų stengtis, nes, pavyzdžiui, Danielis čia finišuoja profesionaluose taip, bet, pavyzdžiui, mėgėjose buvo trupučiuką kitaip. Mėgėjose yra sunkiau. Jo, mėgėjose sunkiau. Kodėl mėgėjose? Todėl, kad mėgėjose ten yra tokių, realiai, pavyzdžiui, mes mėgėjose turbūt esam susitikę su 2 kovotojais, tai vienu iš Dagestano, vienu iš Ukrainos, tai tie kovotojai jų mėgėjose buvo faktiškai aukščiausių pasaulio organizacijų lygio. Jie yra sportuojantys su profesionaliais kovotojais, tie, kurie yra topiniai, net yra mūsų Magomedas, tai jis sportuoja su topiniais UFC kovotojais, kurie yra top 15 UFC mėgėjas. Okay. Ir ta prasme, realiai ten imtynių lygis jo, mes net esam sušnekėjęs, jis sakė, kad jis yra Dagestane 5-tukė, man atrodo, buvo geriausių imtynininkų. Tai Dagestane 5-tukė. Tai čia tas pats, kas pasaulyje 5. Taip, jau ten lygis visai... Plius, kaip sako, šitas varžovas grepleris, mūsų Olandas, tai tikrai labai geras grepleris irgi. Purpurinis diržas buvo, juodas dziudo diržas. Plius jis tas vyras, aš tikrųjų prieš kovą kažkaip, kai svėrimuose buvom dar taip, atrodė jis, vyrukas ir vyrukas. Bet kai apšilinėjo ar mušė letinas, aš išeinu, aš praėjau, aš šiaip nesu labai mažas, bet tas vyras atrodė labai didelis ir aš taip pažiūrėjau, galvoju, tu kiek tu gaučiai dabar sveria, kokį 100 turbūt. Tas jis tikrai labai didelis ir labai gerai sudėtas. Ir imtynės jo tikrai buvo geros, nes, pavyzdžiui, aš nežinau, net matęs, jeigu Danielius taip sunkiai vertė ir tikrai... Matęs, kad buvo problemų ir tas Olandas pats bandė į takedown ir klinčio matėsi, kad jis labai tvirtas, tikrai žino, ką daro. Tai, nežinau, turbūt, aišku, pažiūrėsim, kaip bus jis kovoja, aš manau, kad Olandas tikrai niekuo nenusileis šitam vyrukui. O norėtum dar kartą su Olandu susitikti? Tai be skirtumo. Olandas norėtų. Atrodo, aš irgi norėjau sakyti, Olandas norėtų. Aš labai toli nežiūriu, aš žiūriu dabar į tai, kas yra. Prieš akį laukia Armėnas, Artūras, jeigu neklystu vardas. Taip, Artūras. O Artūrui linkėjimai, tegul veža šašlykus.
Po kovos gal paragausim. Suvalgysim visi. Suvalgysim visi. Taip ir būti iš manęs gruziniškas vynas. Armėniškas. Pas mus yra armėnų restoranų, reikės nusivesti armėniškus restoranus, paklausti. Jau vertintų. gruzina, ar koks ten? Ai, ten gruziniškas, ne armėniškas. Armėniškų yra pas mus armėniškų restoranų, reikėtų nueiti Araratas, ar kur ten yra, kur reikėtų nuvesti, pažiūrėti, ar tikrai virtuvė atitinka jų, žinai, klasikinį. Atrodo, neatitinka. Meluoja čia visi. Pastatysim jį, kad kitų šašlykus ten. Bet Tai čia priklausys nuo to, kaip baigsis ta kova. Na, jo. Kad neišneštas būtų, ne, kur nors. Jo, nereikia, tai galvas tai tikrai trankyti nereikia, nes gal prireiks, o prieš šašlykų. Ieš mūsų vartys. O jeigu rimčiau kalbant, ar Vilniuje kovoti yra sunkiau negu kovoti kur nors užsienį? Man tai ne, man tai kaip tik, mane tai veža, man toks drivas, kai artimieji ateina, draugai ateina, palaiko. Gal labiausiai gal turbūt užsienis, kai dėl tų bilietų pradeda klausti, tai Danieliau, davai, kada čia kaip kas, aš sakau, žiūrėkit, sakau, aš į Instagramą, į Facebooką, sakau, visur dedu, sakau, jūs kartais pasižiūrėkite, jūs, sakau, tos postus, sakau, kada čia kaip ir kas. Tai pradeda skambinėti, klausia, čia tokia, žinai, gal... Jie nori personal touch. Jo. Tai va, tai gal va, tas labiausiai, kad reikia labai daug to koncentruotis, tą dėmesį atiduoti jiems. O šiaip, tai labai patinka, iš vis man patinka, aš netgi, kai nežinau, kokiais ten metais, gal 2015 ar 2014, kai pirmą kartą nuėjau pažiūrėti, aš visada ir svajojau kažkada, kad, norėčiau čia namuose Vilniuje sukovoti, nes man, atrodė tikrai labai gražus tie renginiai, galvojau, wow, po tiek žmonių čia tave palaiko ir čia tokia svajonė buvo ir jinai įsipildė, ir aš labai laimingas, galiu parodyti geras kovas, tikiuosi visų nenuvilsinu ir ateityje. Bet negalima paneigti fakto, kad būtent iš Lietuvos, kokie organizacijos daugelis Lietuvos kovotojų buvo pastebėti ir išvyko į tokias organizacijas kaip UFC, ONE FC, Glory, Hexagon, K1 Japan. Faktas, kad ir šiandien būtent iš čia, jog šiandien kovoji būtent čia, rodo, kad tu turi kažkokių konkrečių planų. Ar gali atskleisti, kokie tie konkretūs planai, kas yra tavo ateityje? Jo, tai labai norėčiau ateityje tikrai čia sukovoti, visada kovoti, man visada namie kovoti, tai yra šventė man ir šventė mano draugam, artimiesiems, o kovoti taip norėčiau užsienio organizacijai, tai kaip ir sakiau viename interviu, kad prioritetas būtų man išvažiuoti į Japoniją, dėl to, kad Japonijoje labai vertina tą partnerį, žmonėm patinka tas partneris, o šiaip bet koks pasiūlymas, kuris finansiškai būtų naudingas ir aišku, norėtųsi tų iššūkių stipriose organizacijose, tai dabar kaip ir Oktagonas pasižiūri visai labai rimtai atrodo ir tas pats ir Hexagonas. Nežinau, viskas priklausys nuo to, kaip susiklostys mano karjera. O negalvoji taip, kad, žinai, kai būna kovoji užsienį, pavyzdžiui, jeigu paimtumėm dabar Hexagoną, pavyzdžiui, ar netrodo taip, kad kartais, kai išvažiuoji į užsienį, jeigu tu nepadarai to smūgimo pirmam, pavyzdžiui, ten raunde, taip dažnai būna, kad tą pergalę atiduoda, jeigu apylygė kova, turiu omeny, kad ten nėra kažkokio labai didelės persvaros, kad atiduoda būtent tavo priešininkui, kuris yra to šalies atstovas. Ar nebaisu kovoti kitose organizacijose būtent dėl tos priežasties? Nebaisu, bet kaip ir mes prieš tai sakėm, jeigu ten nėra ko bijoti, reikia rizikuoti, nėra baisu, nes vis tiek aš turiu tai pabandyti, kada nors, turiu išvažiuoti ir panašiai. Mano yra tikslas būti geriausiu, tai yra palikti po savęs kažkokiem kitiem kartom kovotojam kažkokį pavyzdį, kaip ir sakiau, kad kažkokias technikas, kovos manieras, būti legenda. Čia labai jau taip garsiai pasakyta. Gal ir yra kažkiek tiesos, gal norėtųsi taip pat kaip ir Morkevičius amžinatilsį yra palikęs kažkokį dalį savęs. Mes visada Morkevičių prisimenam kaip labai gerą kovotoją. Taip. Ir nereikėdavo jokių jam ten treštokų ir panašiai, jis tiesiog parodydavo tai ringe, kad jis yra geriausias.
Aš labai norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie apskritai kovo 22 dieną vyksiančias kovas, nes jūs tikrai turite labai daug patirties tame, galit man pasakyti ir pasidalinti su manimi ir su žiūrovais nuomonę. Tai turiu prieš save kovų sąrašą, kad nepamiršti pavardžių, kaip dažnai man būna. Tai pirma kova, kaip tik šiandieną aš kalbėjau su vienu iš kovotojų, tai yra Samuelis Šorochovas ir Kaganovičius. Tai. Kokia jūsų nuomonė, kas laimės šią kovą ir kaip laimės šią kovą? Augustai pradės ir man sakys. O ne, aš nenoriu iš tikrųjų prognozuoti pabaigų kovų, nes nenoriu to daryti. Bet pirmas dalykas, Šorochovas yra tikrai labai patyręs, nebijantis kovoti. Kaganovičius nėra toks patyręs kaip Šorochovas, plus amžiaus skirtumas. Bet kova bus MMA taisyklėm, kas Šorochovui tikrai nėra labai palanku. Bet jis kaip tik dabar buvo ir paskutinis renginys Rygoje, nukautavo tikrai stiprų priešininką. Ir visiems buvo wow, nes niekas nesitikėjo to, nes iš tikrųjų Šorochovas, ypatingai Samuelis, jis nėra MMA kovotojas, jis labiau ką vienas, bent jau mano akim žiūrint. Tai norite išgirsti mano prognozę, teisingai? Ne, noriu išgirsti jūsų nuomonę. Nuomonę, tai iš tikrųjų, aš tikiuosi, pirmas dalykas, kad viskas bus gerai, kad bus žmonės be traumų ir taip toliau, bet... Kaip ir visi. Taip, bet iš tikrųjų, nežinau, Šorochovui šitą kovą tokia, pažiūrėsim. Manau, kad padarė išvadas abu. Jeigu Kaganovičius matė tą kovą, jis pamatė, kad Latvijas užstabdė. Jis nebuvo taip, jis pabandė apsikeitinėti smūgiais, ko manau, kad Kaganovičius tikrai nedarys. Aš nemanau, kad jisai bandys apsikeitinėti su Šorochovų smūgius. Tai čia bus variantas tik tai toks, arba Šorochovas iš karto pagaus ant kažkokio smūgio, arba jis bus nuverstas į parterį. O tada? Tada jau aš nežinau, ar pavyks jam atsikelti nuo to žemės. Nes Kaganovičius tikrai nėra blogas imtynininkas, mano Emilis Panceris yra kovos su juo, Emilio imtynės tikrai yra labai geros ir plus jie, ne visai toj pačioj svorio kategorijai kovoja, bet, jeigu jis sugebėjo susikontroliuoti Emilį, Emilis tikrai, Danielius žino, grepleris jis tikrai nėra blogas, tai bus problemų. Mano prognozė, ne? Netgi ne prognozė, nuomonė. Tai kaip ir sakėm, kad susitinka smūgiuotas prieš imtynininką, Šorochovas, kaip žinom, yra geras smūgiuotas, kaip ir minėjot prieš tai, kad Latvijai laimėjo kojos spyrių pirmame raunde. Taip, matom, kad tikrai gero lygio smūgiuotojas. Aišku, labai daug klausimų man kelia, tai yra jo imtynės parterį. Aš taip įsivaizduoju, kad vis tiek jis tos pusės nelabai tobulina, tai ten bus labai didelė spraga. Kas liečia Emilį, tai mes žinom, kad jis yra UVV pasaulio graplingo jaunimo čempionas. Tai yra pirmas momentas. Antras momentas yra IMMF pasaulio 3 vietos nugalėtas. Tai tikrai jisai turi gan stiprią tokią, netgi ne tai, kad imtynio, o MMA bazė. Žinom, kad čia yra kombinuotas sportas ir dauguma vis tiek kovų baigėsi parterį. Tai tikrai didelius šansus aš atiduodu Emiliui, kad laimės. Ir manau, kad kokiam pirmam, antram raunde gali laimėti. Žodžiu, Šorochovas neturėtų eiti į parterį su Emiliu, kaip suprantu. Ne, aš manau, kad reikėtų jam iš tikrųjų pasižiūrėti Pereiros kovą su Antkalajevu ir pasimti patirties iš tenais. Vat kaip buvo iš tikrųjų kovotojas, imtynininkas kovojo prieš smūgiuotoją ir smūgiuotojas stengėsi dirbti daugiau antrų numerių, netakavo ir tikrai net ir geram imtynininkui yra labai sudėtinga griauti žmogų, kai žmogus nuo tavęs traukiasi. Čia žinau, Augustai, čia kaip yra, čia matai, čia dar ta psichologinė kokia būsena bus, nes vis tiek tu kai eini į tą profų kovas, čia jau nėra mėgėjų, nei semi-pro kovos, čia yra jau pro, kai vis tiek yra didesnis atsakingumas, atsakomybė tam, jau kai tave rašo statistiką, ten tos į topology, Šerdogą ir visadagi norisi, kad pirmo kova būtų 1-0, tai yra pergalė. Tai vat klausimas, kaip jisai su tos spaudimu susitvarkys. Jeigu susitvarkys su spaudimu, tai aš tikrai manau, kad Emilis laimės, vis tiek turi ir trenerį, ir Grečicho, ten yra vienas geriausių Lietuvos MMA kovotojų. Aš manau, kad tikrai jį paruoš. Tikrai jis bus pasiruošęs.
Buvo dabar lengva kalbėti apie MMA kovą, dabar pakalbėkime apie bokso kovą. Šita kova yra iš tikrųjų labai labai laukiama, nes susitiks du čempionai, tai 90 plus 92 kg čempionas ir minus 92 kg čempionas, tai Kvietinskas ir Jezevičius. Žinau tikrai, kad su Kvietinsku jūs turbūt esat bičiuliai, draugai, pažįstami. Ta prasme, žinot jį ne tik kaip kovotoją, bet kaip ir asmenybę, kaip ir žmogų. Esu matęs. Ir buvę. Tai kokia ta nuomonė? Čia iš tikrųjų labai sunku, man pačiai, aš bandžiau pasižiūrėti, pati, aišku, aš tokio labai stipraus mėgėjo akim žiūriu į šitą kovą, ta prasme, ne į kovą, bet į šitą visą sportą ir taip toliau. Aš turiu savo nuomonę, bet kokia jūsų ta nuomonė? Nu, gal dabar aš kalbėsiu, nes tu prieš tai sakėjai. Jo, susitinka tikrai du stiprus sportininkai, tai dabartiniai du Lietuvos čempionai. Tai teko ir čia su Povilu praeitą savaitę ryte pasportuoti. Mačiau. Fiziškai padirbti, tai galiu tikrai pasakyti, kad Povilas 100% yra pasiruošęs. Tikrai ir ištvermė, ir prieš tai jisai buvo Druskininkuose, kiek kalbėjom, sakė, kad buvo labai stipri stovykla ir matau, kad ne tik kad fiziškai, bet ir su emocijom viskas yra tvarkoje. Tai tai toks pastebėjimas. Aišku, varžovas yra ne ką prastesnis, patirties turbūt turintis už patį Povilą turbūt 3 kartus daugiau, bet Aš manau, kad Povilas tikrai susitvarkys su savo emocijom, nes jis dabar tikrai yra labai geram lygiai ir manau, kad Jezevičiui tai bus toks surprizas. Tai ką prognozuoju, tai aišku, norėtųsi, kad mano kolega laimėtų, tai už Povilą. Augustai? Na, tai už Vilnių, aišku. Iš tikrųjų, Povilą gerai žinau, Povilai nebus naujiena kovoti arenoje, mes esam kovoję arenoje Latvijai. Tikrai Povilas labai gerai pasiruošė, iš šitą kovą labai intriguojanti, todėl kad abudu yra pikiniai turbūt savo formoje. Jezevičius yra nusimetęs svorį iki 92 kg bokse dabar kovojęs ir jų yra amžius labai geras kaip tokiam svoriui kovojant, tai čia nėra taip, kad vienas nusileidime, kitas pakilime, jie abudu yra pakilime. Tai tikrai šitą kovą labai sunku prognozuoti. Taip, Jezevičius turi labai daug patirties, tikrai labai esu matęs jo kovų, tai tokia tikrai labai sunkia ranka turintis vyras. Nu jau ten geriau nemirksėti, nes jeigu ten pamirksėsi, gali būti ir atsimerksi, tik pamatysi lubas. Nu, Povilui, matai, reikia protingo bokso. Ir aš įsivaizduoju, kad tikrai jis bus pasiruošęs, tikrai nesivels į tą, kaip sakyti, snukio daužimo į boksą, tiesiog protingai išnaudos savo ilgas galūnes ir stengsis neiti tą artimą distanciją. Nu, čia mano toks spėjimas. Man dar ką nors pridurta, ne? Nežinau, kaip nori. Nu, iš tikrųjų, kad... Nu labai, sakau, čia tokia kova ir daug tikrai iš savo kovotojų būtent rato, aš žinau daug žmonių, kurie sakė, kad iš tikrųjų būtent KOK turnyruose yra labai senai buvę ir tikrai žinau, kad šita kova surinks labai daug žiūrovų. Ta prasme, labai žmonės šitos kovos laukia, ypatingai daug bokso fanų yra ir tokia topinė kova iš tikrųjų. Neeilinė, iš tikrųjų, ta prasme, kai susitinka du čempionai tokio lygio, ne kažkokie dar tik pradedantys arba, kaip jūs sakot, jau besileidžiantys žmonės, bet tokie topiniai čia ir dabar čempionai, tai tikrai bus labai intriguojanti ir sunki, turbūt abiems sunki kova, manyčiau. Tikrai taip. Tai ką vienas užsidegęs, ką ir kitas, du čempionai. Taip. Tai įsivaizduokit, čia tokie, dvi meškos, sunkios svoris. Taip, dar tas svoris toksai, jisai yra labai intriguojantis. Bandys pergriaužti savo tars gerklės, tai bus įdomu. Man labai rūpi jūsų nuomonė sužinoti apie šitą kovą, nes iš tikrųjų labai intriguojanti kova. Labai, aš pati nežinau, kaip viskas tenis bus. Tai susitiks vienas turbūt galima drąsiai teikti, kad veteranas, o kitas jau irgi pabuvęs, bet ne toks veteranas kaip kitas, tai būtų Kavaliauskas ir skandalingasis mūsų brazilas Rodrigo Mineiro.
Rodrigo yra labai, labai universalus žmogus. Ta prasme, visur, visaip, kaip įmanoma. Kęstutis, jis yra gana santūrus, ramus. Aišku, turėjęs irgi savo niuansų, kokia ta nuomonė apie būtent šią kovą. Įdomi kova, iš tikrųjų, Kęstutis man toksai lietuviškas Prohaska, kur po miškus laksto, medžius apkabinėja. O su visą pagarbą Kęstučius labai fainas, aš nesakau, kad Prohaska tikrai, įdomus jis toks kaip asmenybės, vat iš tikrųjų, kaip mes šnekėjom, visai kito kampo žmogus. Aš jį labai gerai pažįstu. Jau sako, jau reikia daug pridarė, kad reikia dabar medžius apkabinėti. Supratau. Nieko būna, keičiasi viskas. Tai, o ką Rodrigo iš tikrųjų, taip, Rodrigo jis universalus, jis ten MMA tų kovų turėjęs, bet jis yra bazinis smūgiuotojas. Ir jisai matosi, kad jis visą laiką geros formos, turbūt gal ir papildo tą formą visokiais preparatais. Šiaip būtų visai įdomu pasižiūrėti, nes, iš tikrųjų, kaip tikėjom, 38 metai. Nepasakysiu. 37 žiūri geros fizinės formos. Jis labai gerai fiziškai atrodo, ypatingai Rygoje, kai jisai kovoja su Zavūru. Labai gerai. Tik žiauri, ta prasme. Bet čia gal genetika, ne? Arba braziliška genetika. Braziliška chemija gera. Braziliškai. Jie visi gerai atrodo labai. Ne, chemija pas jos labai populiari. Plastinės operacijos ir... Bet jis ne Brazilijoje gyvena. Atsiunčiam. Ar tikrai? Ampolio. Bet jau žino jisai. Sintetinė žodinė. Augustas jau žino, kur ten kas kakama atsiunčia, kaip kas ten. Jis čia lieka vaistas. Tikrai, jis labai geros formos fizinės. Įdomi kova iš tikrųjų bus, bet Kavaliauskas pagal mane kovotojas techniškesnis, bet Rodrigo tikrai fiziškai galingesnis. Tai jeigu Kavaliauskas pasiruoš gerą planą, gerai kvepuos, nes Rodrigo nėra, kad labai gerai kvepuotų, tai jeigu Kavaliauskas sugebės jį apžaisti, viskas bus tvarkoje, bet jeigu Kavaliauskas pradės su juo muštis, tai nežinau, nelabai geras čia planas jau būtų, mano nuomonė. Aš kaip tik dabar, kada čia šeštadienį, man atrodo penktadienį ar šeštadienį Mineiro kovoja, jisai laimėjo turnyre. Nežinau, ar ten tiesiog buvo vienos kovos turnyras, ar ten dėl diržo, nes visada visur kovoja, kai pasižiūri, tai dėl diržo, tai dar kažkur ten kažkokiose organizacijose. Bet kas liečia Mineiro, tai, tai šakis, jo yra tikrai stiprios rankos ir tikrai matėm, kad ta 2 kovų su Krilavičium, kai kovojo 2 kovas, tai abu kartus Krilavičius buvo knockdown'e, vieną kartą, aišku, iš kelio pakirto, antroji kovoje, tai, man atrodo, iš dešinės rankos pataikė šoninį smūgį ir nukryto, tai tikrai parodo, kad, stiprus smūgiuotojas. Ir pagal tai, kad jis antiek aktyviai dalyvauja kitose turnyruose, tai žinom, kad jis yra geroj formai. Kas liečia Kavaliauską, tai sunku pasakyti dėl to, kad aš, pavyzdžiui, nemačiau, kad jisai po pralaimėtos kovos prieš Šalkovskį kažkur dalyvautų. Svatė dalyvavo Alytui. Tai gal jis nebuvo transliuojam turbūt, o gal ir buvo transliuojam? Nebuvo transliuojam ir turbūt nelabai žinau. Tai klausimas būtų, reikėtų gerai pasižiūrėti jo kovą, kaip jis atrodė tame Svate, nes vis tiek, tai kai yra didelis toks tarpas tarp kovų, tai vis tiek ir emociškai yra sunku, psichologiškai yra sunku, vis tiek reikia tą ringą pajausti. O tai nėra sunku, pavyzdžiui, kaip Rodrigo, skaityk, galima sakyti, jisai kovoja kas savaitgalį. Ne per sunku kovoti? Bet tai yra lengviau dėl to, kad tu esi emociškai visada toj būsenoj. Labai priklauso viskas nuo būsenos. Jeigu tu pastovi, kaip galima sakyti, kaip darbe, tu žiūrėk, pavyzdžiui, kur nueini į darbą, tugi žinai, ką ten tau reikia daryti ir jau kažkaip jau paprastai, žinai, į tai žiūri. Tai taip pat ir Mineiro, aš manau, kad jisai žiūri. Jisai yra full time ir kiek pasižiūri, ir trenerių jisai dirba, ir asmeninės treniruotės daro, ir važinėja per tos turnyrus. Tai jis visą laiką yra kovos menų pasaulyje, tame galima sakyti. Ir aš manau, kad tai yra labai didelis pranašumas šitoje kovoje. Kas liečia prognozę, kokią ten duoti, kas laimės, pralaimės, aš vis dėlto didesnį procentą atiduodu Mineiro, nes vis dėlto tai yra patirtis. Dabar tos paskutinės kovos tikrai gerai prasivedė ir paskutinė yra laimėta kova. Tai manau vis dėlto, kad pranašumas čia Mineiro bus. Supratau. Akanovičius prieš Samašką.
Begalė jie tokie būdų iš tikrųjų, tokie nepasižymė kažkokiu labai, kaip sakau, kovinio IQ, jie ten daugiau bus ant emocijų, plus buvo labai jauni, ten daug testosterono. Tai nežinau, įdomi, ko aš manyčiau, kad Okunovičius tikrai gerai pasiruošęs, dabar tikrai daug dirba, tikiuosi, kad jis tiek ir patirties turi, Semaška kovojas šiek tiek seniau, tai Okunovičius biškiant geresnės bangos tų kovų, nors jis ten ir pralošė, bet ir šiaip kovoja, ir mes Rumunijai buvom ten pasaulio pankrationo čempionate, jis patirties daugiau turi šitam reikalė, aišku, jaunesnės. Tai kadangi Okunovičiui yra 19 metų, jo varžovai, aš dabar tiksliai nepamenu, 24 metai, tai šiek tiek gal varžovas ir netrodo labai fiziškai tvirtas, bet Danielius gali pasakyti tą patį, kad pantrinti, kad 19 metų vaikinas ir 24 metų vaikinas, čia skirtumas yra tikrai didelis, fizinė pranašumo turiuomenį. Bet apskritai jų labai skirtingi charakteriai jų. Okunovičius jisai yra labai ramus, labai perdėtai nekalba, galiu pasakyti. Teko pabendrauti šiandien su juo. Ir ar psichologiškai jo nepaveiks šitas visas dalykas? Nes jo priešininkas, jis daug gerai moka pakalbėti ir moka psichologišką spaudimą daryti. Aš nemanau, kad Okunovičius turėtų tas veik, nes jisai bet kuriuo atveju yra Lenkas. Lenkam tas neveikia. Man atrodo, man šitą pokalbę tikrai jisai išeis kur nors kitur sportuoti. Ne, iš tikrųjų aš jį gerai pažįstu. Nemanau, jam veikia. Iš tikrųjų jis nusiteikęs pasikalti. Jam tas neveikia, jam kaip nuo žąsies vanduojam, ten gali šnekėti, ką tu nori. Jis ten savo nuomonę turi. Čia jisai ten akis jo tik tais čigoniškos, tas blizga ir viskas. Jam ten vienodai šviečia. Jisai neveikia, jis tikrai, iš tam dalykų jis tikrai atsparus. Ne, dėl šito tikrai, dėl charakterio pas jį problemų tikrai nėra. Danieliau, kokia disciplinos problema gal tik yra, bet charakterio. Disciplinos problema? Man kaip tik jisai atrodė labai disciplinuotas žmogus. Supratau. Man tai pačiam tai sunku vertinti šią kovą. Visų pirma, aš tik tai pažįstu Okunovičių, tai žinau, kad tikrai kiek iš kalbų, kiek iš to pačio Instagramo pasižiūri, kad dirba ir dabar ir sportuoja dirba, ir Šalkovskis, aš įsivaizduoju tikrai draugas, kuris turi begalę daug patirties tarptautinėje arenoje ir tikrai ne vieną gerą pergalę yra iškovojęs, aš įsivaizduoju, kad tikrai padės Okunovičiui kažkokią strategiją pastatys. Kas liečia jo varžovą, žinau, kad sportuoja Kably, irgi pas gerus trenerius, ten prieš treneris Paša, jo, tai bus įdomi kova iš tikrųjų, aš vertinu 50-50, nes visų pirma, aš nežinau varžovo, kaip jis juda, ką jos stipriasis, silpnasias pusės, man sunku pasakyti. Žinau, kad viena, tai kad Okunovičius nesvarbu, ar jam bus ten blogai, ar jis ten nukrys, aš žinau, kad jis atsistos, jis turi tą charakterį. Tikrai turi tvirtą charakterį ir aš manau, kad pasitik viskas priekyje. Svarbiausia nesustoti, daryti tai, ką jisai daro. Aš tikiu jį. Šiaip į kiekvieną kovotoją tikiu, tas, kuris čia sėdi, kažką kalba arba išeina į ringą, nes čia yra kovotojo kelias, čia yra labai sunkus kelias. Ir aš kiekvienam atiduodu pagarbą tai, kad jie eina tų kelių. Ir aš įsivaizduoju, kad tikrai Okunovičiui tikrai pasiseks. Reikia kryptingai dirbti. Kartais klausytis trenerio. Kartais klausytis. Ne, iš tikrųjų aš irgi noriu pridurti, kad Okunovičius iš tikrųjų ateina, pas mūsų gerai salė visą laiką ateina, jis iš tikrųjų labai rimtai žiūri šitą kovą, labai stipriai ruošiasi, tikrai atėjo čia vadavinti ir bus, aš dabar važiuoju treniruotę, važiuoju, čia rytoj vėl ateisiu, tikrai bėgioja, ruošiasi rimtai, psichologiškai nusiteikęs ir man po šito po interviu sako, aš jį čia išjungsiu. Man irgi sakė. Tai pažiūrėsiu. Bet jo, aš irgi galvoju, kad Okunovičius tikrai labai užsidegęs, ruošiasi kovai, nusiteikęs. Jis nusiteikęs laimėti. Tikiuosi, kad varžovas irgi. Bartkus prieš Olandą, su kuriuo ir tau teko susidurti. Tai kaip čia bus? Augustai pradėk. Kova įdomi, iš tikrųjų pažiūrėsim, koks Bartkaus partneris geras, nes Olandas tikrai geras. Geras Olandas. Ir jisai važiuoja kaip ir tada, kaip ir dabar, jis važiuos laimėti. Jis psichologiškai gerai nusteikęs, jaunas bičias tvirtas, imtynės geros,
smūgiuoja gerai, didelis, jisai labai didelis iš tikrųjų. Kaip tau su to dydžiu? Nu tikrai, jis tikrai, tarsi, aš visą laiką sprendžiu kovotojus, pavyzdžiui, pagal, nu, va, tas svorį, kiek nusimeta, kiek atstato vis. Nu, Olandas, Igor Danielis tikrai nėra mažas, tas Olandas 1,90 m ir matosi, kad jis to svorio gerai atrenka. Suomis, ne Olandas. Olandas? Olandas. Jis taigi su tavo Olandu kovos. Taip. A, tai pakeitė? Taip. Nepakeitėm, bet Suomis susitraumavo, Jo. todėl teko padaryti pakeitimą. Tai bus Nu, labai ką įdomi kova, pasakyt? labai įdomi kova. Ok. Gerai, čia manau, Jana pasakys. Na. Nu jo, tai šiaip ganėtinai, žinau, kad dabar, nu kaip ir prieš tai minėjau spaudos konferencijoje, kad Bartkus dabar sportuoja su Brazilu, ten geras treneris yra, 5 danas, juodas BJJ diržas iš Brazilijos ir tikrai turintis daug patirties. Tai vat man klausimas, ką jis per tiek metų davė Bartkui, ką išmokino, ką įdėjo, nes kiek vis tiek, nu, socialinėse tinkluose sėdi, tai pasižiūri, kad Bartkus įmeta savo tas treniruotės, tai dirba kruopščiai, kryptingai, šlifuoja ir smūginę techniką pasižiūri, ir greuna jie, ir važinėja varžybas jisai tenais į BJJ, tai yra, nu, parterį tobulina. Šiaip man asmeniškai irgi įdomu būtų pačiupinėti tą patį Bartkų, ant kiek jisai patobulėjo. Aš norėjau sakyti, ar nebūtų įdomi kova tarp jūsų, nes turbūt svorio kategorijos yra vienodos. Ta pati, tai va tikrai būtų įdomu pačiupinėti, nes, sakau, kada mes ten kovojom, 2017 ar 2018 metais, tai, nu, tikrai ten dar buvo tas lygių skirtumas jautėsi, nieko nenoriu pasakyti, bet dabar va tikrai žmogus matau, kad dirba. Ir aš manau, jo, būtų įdomu irgi, kaip ir prieš tai sakiau, kad pasitikrinti, kieno ten aikido, kung fu, ten geriau, kieno ten tie laužimai skausmingesni. Tai tas įdomu. O kas liečia su jo varžovu Olandas, tai jo, tai čia bus tikrai Mindaugui geras patikrinimas. Aišku, negaliu dabar pasakyti, kaip varžovas atrodo, ar jis po mano kovos turėjo kažkokių kovų, ar dar kažkur dalyvavo. Turėjo. Jisai kovojo jis kovojo už sunkų svorį netgi ir kovojo prieš buvusi Pakutinsko varžovą ir laimėjo. Tai aš manau vis tiek. Taškais iškvepavo. Tai aš manau, kad tikrai tada ruošis Stas Romanov. Tai aš manau, kad tikrai, jeigu sunkiam svorį, jisai dabar pasiekė pergalę, tai aš įsivaizduoju, kad tikrai bus neblogos formos, geros formos. Ir su manim, kai kovojo, jisai buvo Olandas tikrai geros formos. Tai aš manau, kad jo, bus labai įdomi kova ir tikrai pasitikrins, nes Olandas, kaip ir sakėm, kad yra purpurinis BJJ diržas, tai yra tikrai turi parterį patirties. Ir pažiūrėsim, kaip Mindaugui seksis griaut. Vis tiek juoda diržo dziudo pargriaut, nu, yra reikalų. Tai va, aišku, kiek žinau, kiek ir mačiau, kad Olandas ir smūgiuoja. Jis turės kickbokso kovų yra. Nu tai va, tai. Bet nieko, mano dešinis galinis. Tu šašlykus kepsi. Aš šašlykus kepsi, ne. Žiūrėsim. Kita kova, apie kurią norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, tai yra į Kyokai Bushido ringą po 7 metų, net po 7 metų sugrįžtantį Tarasevičių ir jo priešininką Graiką Birol. Jo, tai žiūrėjau, aš jo varžovą šiaip dėl įdomumo dėlį atsidariau Topology ir panašiai, tai aš kaip suprantu, tai čia bus profesionali kova. Profesionali kova, tai turbūt Graikui tai bus pirma kova profesionali, nes prieš tai jis yra kovojęs mėgėjose, jam ten taip kaip ir teigiamai sekėsi, bet tai banguotai, tai laimėjimai, tai pralaimėjimai, bet šiaip kas yra, tai jisai jaunas, mačiau, kad ir gerose čempionatuose yra dalyvavęs, tame pačiame yra EMMF, tai vadinasi pasitikėjimo tikrai jam netrūks šitoj kovoj. Tarasevičius, nu, kaip mes ir žinom, kad jis yra aktyvus sportininkas, jis po šiai dienai ir sportuoja, ir dalyvauja varžybose, ir kudo čempionatuose važinėja. Porą kartų tikrai mačiau, kad jis ir graplingo čempionatuose buvo ir tikrai jam gerai sekėsi. Tai toksai universalus labai kovotojas, turintis gerą ir smūginę, ir imtynių techniką. Šitoj kovoj, ką aš matau, tai matau labai didelę patirtį prieš jauną, ambicingą kovotoją, kuris dar norės ateity daug ką įrodyti. Bet manau, kad jeigu taip žiūrint, ką pasirinkas laimės, tai aš manau, kad patirtis paims čia savo.
Mano žodis. Tai iš tikrųjų Tarasevičius, jis yra kažkada tekę su mūsų klubo auklėtiniu kovot labai senai, tai čia gal buvo, aš dabar net nepamenu, 8 gal 9 metai atgal. Tai Tarasevičius pasižymė labai gerą smūginę techniką, jis labai staigus, nežinau kaip dabar, bet tada buvo labai staigus. Kiek aš domėjomės graikų metu su Danieliu, man atrodo, šnekėjom, kad jis yra nemažai dalyvavęs džiudžitsu čempionatus, greplinge. Net ten prieš tai jau buvo varžovas Tarasevičius, šitas tai toksai daugiau universalesnis. Bet jeigu IMF, kaip Danielius sako, IMF dalyvavęs, tai IMF dažniausiai ten ne už žmonės važiuoja tie, kurie tikrai jau pasiruošę. Šios šalies čempionai važiuoja. Faktiškai jo. Tai pažiūrėsim iš tikrųjų. Nu aš irgi kažkaip Tarasevičius labai greitas mušas, staigiai ir jis toksai toks netikėtas, tikrai, sakau, kaip ir Danielius sakė, aš matau socialiniuose tinkluose tikrai geros formos, labai jaunai atrodo, nors vyrui nemažai metų, gerai išsilaikęs. Tau pavydas. Taip, gerai išsilaikęs, tikrai dalyvauja čempionatuose, graži šukuosena, viskas gerai. Augustai nuvažiuos į Turkiją, atsaugins į plaukus irgi jau netrodys. Mes dabar turėsim mestis, kad Augustą į Turkiją siūstų. Nes kažkaip žiūrovai, šiandien viskas apie... Sąskaitą prikabinsim, žiūrovai gali... Apačioje. Jo, paramai Augustai priauginti plaukus. Kokiai ketvirtuko Grand Prix nugalėtojas? Anton Podhorny, jis yra ukrainietis, bet dabar gyvena Lenkijoje. Prieš tikrai žinomą Lietuvos kovų, kovos menų veteraną Vytautą Sadauską. Kas čia bus? Iš tikrųjų, nežinau, kova Sadauskui kaip po pertraukos grįžus, baisus tas ukrainietis iš tikrųjų. Baisus, jo labai rankos ilgos. Jisai juda gerai, ta prasme, jisai juda, laksto, muša, keliais, kojom, rankom, nelūšta jisai, ta prasme, labai geras jis. Aišku, Sadauskas psichologiškai labai tvirtas, nes jisai ten yra žmogus ir stovyklose buvęs, tai kaip ir jo ten nelabai kom nustebinsi, bet iššūkis žiauriai rimtas, nes, ukrainietis, jis yra VAK Europos čempionas. Tai VAK Europos čempionas, tai čia, ir už vyrus, kaip aš suprantu, berods ten žiūrėjau, tai mes matėm jo kovų prieš tą patį, užkrito dabar, užkrito prieš, kuris ukrainietis pralašė nokauto paskutinę kovą. Valdu Balsiu. Su Balsiu, tai jis Balsį laiminėjo. Taip. Faktiškai, būtent to vos ne visai lucky punchas, aišku, ten Balsys teisingai sudirbo, viskas ten tvarkoj. Paruošė tą, bet tas Balsys tikrai gero lygio kovotojas, tas ukrainietis parodė savo lygį. Nežinau, aš tikiuosi, kad Sadauskas rimtai ruošiasi, tikiuosi, kad jo gal smarkiai nesužalos. Man Sadauskas tai čia yra kaip buvęs UFC kovotojas Tony Fergusonas. Senas, su charakteriu, bet klausimas, kaip jo ten kūnas laikys. Nežinau, vis tiek žmogus ilgai nekovojo, toks grįžimas prieš labai rimtą kovotoją. Bus įdomu, tikrai. Aišku, ukrainietis tai labai geras, kaip ir sakėm, aukšto lygio, tikrai meistriškumas jo yra 2 galvom aukštesnis už Vytautą. Tai bet bus tikrai įdomi kova, nes vien dėl to sakau, kad vien tas tokia psichologinė ta jo būsena Sadausko, tai yra kažkoks, nežinau. Sadauskas tikrai nepalūš ir Sadauskai sėkmės tau įvelki į purviną kovą, ten šansą tikrai turi. Turi. Na ir paskutinė kova, kurią šiandien apkalbėsim, yra Benas Šorochovas prieš taip pat ukrainietį iš to paties klubo, kur ir Podhorny, Zosimov. Kas bus ten? Abu jauni? Aš mačiau, man atrodo, tą ukrainietį, jeigu teisingai šneku, Latvijos kovoja. Jisai yra Latvijoje, nežinau, ne pas mus tikrai, pirmą kartą kovoja pas mus, bet jisai yra... Zasimovas yra pasaulio taurės čempionas ir 5 kartus Ukrainos čempionas. Ir jis kartu treniruojasi su tuo dabar, kur atvažiuoja, kur kovos su Sadauskiu. Taip, su Podhorny, tam pačiam klube. Taip. Jie geriausi draugai, man atrodo. Jo, dėl to aš sakau, kad aš mačiau, nes man atrodo, jeigu aš buvau, man atrodo, tas vaikinas buvo palaikyti, ar kas. Taip, tikrai taip. Jo, mačiau, kaip jie ten padėjo, barots apšilinė, tada ne šitas kovo kitas. Žinau, apie ką jūs šnekat. Dabar žinau ir varžovą.
Benai bus linksma, nes 5 kartus Ukrainos čempionas. Čia daug ką pasako, čia tas, 5, suprantu, būna žmogus vieną kartą pasisekė, 5 kartus nepasiseks tau, čia kaip su peiliu, kur būna, 5 kartus nukrita, taip nebūna. Gerai juda, jeigu ir stilistiškai turbūt bus panašus vyrukai, tai nežinau, aišku, Benas turi ranką gerą, tai jeigu užtaikės kažką tokio, bet taškai su tokiais dirbti labai sunku. Tai baisiai judantis. Backfistą tą patį. Turi. Ir smūgį iš apsisukimo. Ir šiaip tikrai labai įdomi kova, kaip pasižiūri, tai žiūrovam, aš manau, bus įdomu pasižiūrėti, kai ir ta stilistika tokia panaši, ir man atrodo, ir kūno sudėjimas gal, ir ūgis, ir rankų, kojų ilgis bus panašus, tai tokie, tai galima bus sakyti, identiški tokie. Benas iš tikrųjų, man tai Benas toks biški džagernautas, jis toks eina į priekį, kalasi visą laiką, ukrainietis daugiau judantis, taškuojantis bus, jeigu pagausant kažkokią veiksmą, nes iš tikrųjų paskutiniai kovoje matėm, kaip Benas vos nepalaužė Michnevičius, nuo Michnevičio žinau labai daug metų, Michnevičius yra gal toks nelabai žinomas kaip... Michnevičius gal nėra taip žinomas plačiai žmonių auditorijai, bet kaip sportininkas jis yra labai užsirekomendavęs, visi žino, kad jis tikrai labai yra geras kovotojas ir Benas tikrai sugebėjo nusiųsti į rimtą knockdowną, aišku, Michnevičius po to turintis daug patirties grįžo, Benui šiek tiek pritrūko kardio, ten tikrai parodė žiauriai gerą kovą, Benas turi daug patirties, jaunas labai, įdomi kova iš tikrųjų, labai ir prognozės, tai mano, ką žinau, jeigu Benas irgi veltis, reikia tokia, neduot ukrainiečių dirbti, nes jeigu duosit ukrainiečių galvoti ir mąstyti, tai nieko gero nelauk. Aš manau, kad tas didžiausias ginklas yra tame Beno, kad jisai gali tiesiog savo pirmų tų numerių ėjimas perlaužti tą kovą. Tai aš linkiu jam to kovoje, o kas suorganizavo šitą kovą, tai tik tai spaudžiu dešinę ranką. Labai gera kova ir aš manau, kad ir mums kaip sportininkam, ir žiūrovam tikrai patiks. Kovo 22 dieną turėsim tikrai daug gerų, daug stiprių kovų. Ir susitiksim ten. Ačiū Jums labai už pokalbį. Taip, tai visi ateikite kovo 22 dieną, būtinai pasižiūrėkite, įspūdingas kovas. Kovosiu ir aš prieš Armėnijos kovotą, tai mes ne tik ten šešlykus kepsim, bet ir bandysime pasigrumti, kieno partneris bus stipresnis, tai tikrai nepasigailėsit. Man kažką pridų, Danielius pasirašinės ant moterų krūtų. Tai tiek. Pasaulinis turnyras KUK World Series. Kovo 22 diena. Vilnius, TwinsBet arena. Visa informacija bushido.lt.